pati kūno ištraukimo operacija gana dramatiška buvo. Kaip jūs visą tai dabar pats prisimenate ir ar pargabenimas bent jau buvo sklandus? Žiūrėkit, operacija buvo tikrai labai sudėtinga, nes nuo pirmos minutės, kai žuvo, praktiškai gavau žinutę iš Jaros. Pradėjom galvoti, kad patys jį ištrauks, aš išvažinėjau į tenai jau, kad kūną evakuoti būtų galima į Lietuvą, bet pasirodė, kad visai taip nėra paprasta, kaip atrodo. Čia visi pradeda šnekėti, kad evakuacijos grupės įsiūsim, taip nėra. Tai yra karinė operacija, į mūšio lauką tu neįeisi. Kai tu tai supranti, tada pradedi, kadangi daug dirbu su dronais pas tenai, tai tiesiog pajungi savo žmonės ir pradedi skambinėti, kas gali padėti, kad mane įleistų pirmiausiai į tą lauką, kad galėtume suplanuoti operaciją. Tai gavom tą leidimą gal po kokių 5-6 dienų, sakykime, pradėjom grįžti ant specialių operacijų vado, tiesiog su juo pradėjom kalbėti, sako, gausit leidimą, galėsit padėti. Tai mes tą ir padarėm, jiem, tai pirma operacija buvo nevykusi, turėjom 3 sužeistus, bet dėl to, kad pasikliovėme kuopos vadovybę, kad ten galima tai padaryti, aišku, kai pamatėm realybėje, kad viskas vyko kitaip, tada vėl kreipėmės į vadą, sakau, žiūrėkit, man reikia pagalbos. Turiu jūsų vieną komandą, su kuria aš bendrauju, pažįstu gerai, ten rekomendacijas, visą kitą, paskambino, atvažiuoja jų žmonės, tai vat ir pradėjom dirbti. Ta prasme, aš likau tas kaip koordinacinis centras, sakykime, daugiau mažiau aprūpinimas, kas reikalinga informacijos surinkimas, meteorologiniai duomenys, kas mums buvo aktualu. Mes dirbom kiekvieną savo darbą, taip sakykime. Jie dirbo suderinti, kad gauti leidimą įeiti ir kad operaciją vykdyti lygiagrečiai su kita kovinė operacija, nes ten realiai buvo ištraukimo situacija, dabar galiu pasakyti atvirai, kad tai buvo kovinė operacija. Manevras buvo atliktas, atkreipti priešo dėmesį ant savęs, paimti ugnį, juos ten sunaikino, aš nesakysiu kiek tiksliai, bet buvo tikrai daugiau buvo sunaikinta priešo karių, o evakuacijos komanda ėjo sudėtingų labai maršrutų, pasiėmė toną ant kuprinės ir įsinešė.